toks penktadienio vakaro lėtas bangos. Aha, gerai. Palaukit, teisiau. Publika šaunuolę pasiplojam savo, teisiau dar nešau. Super. Ieva, Monika, Urtė, Irina, ar galėtume šiek tiek padaryti vietos aikštelėje? Kol kas dar netęsime žaidimą, padarykit šiek tiek vietos, nes teisėjas Ernestas nori įsakyti Lietuvos ryto šokėjams pašokti. Teisėjau, ar jūs nieko prieš? Nieko prieš. Gerai, jūsų aplodismentai dar kartelį Lietuvos ryto šokėjams! Jūsų aplodismentai Lietuvos ryto šokėjams! Eikit savo, nerealus, smėlis vydėsi po kojų. Kažkaip girdžiu Vygio balsą, tokį su prieskoniu, tokį Kauną už Žalgirį. Mes irgi kažkaip. Gerai, kiek žinau, turnyro organizatoriai šiek tiek nusprendė pristatyti visą eigą ir palauks mačo pabaigos, o tada pradės atkrintamąsias kovas, 1-16 komandų berods dalyvauja, o mes grįžtame į centrinį kortą, kur tęsiasi kova ir čia Urtė Pirkaitytė. Pavyzdinis šlepokas, liaudiškai tariant. Palei tinklą ir 14-9. Jaunauskaitė virš užtvaros. Nenusiteikusios pasiduoti Irina ir Ieva 10-14. Skrieja uždirbi, taškas Monikai ir Urtei. Mes pasoksim Makareną. Vieno vyro mėgstamiausias šokis, sėdint prie baro. Švagas, gražiausias šio vakaro taškas. Ponas ir ponai, o dabar paplokime garsiai, kad teisėjas pašoktų Makareną. Monika Pavilaitytė ryte vos atsibudusi klausosi dviejų dainų – Makarenos ir You're Simply the Best. Dar kartelį tiksliai.
Tiksliai žaidžia Urtė ir Monika, 19-10 ir artėja prie sensacijos. Pergalės tarpusavio kovoje. Jauna Muskaitė mažina atsilikimą, išlaiko toliau intrigą. Ponas ir ponai, čia yra match pointas, o per match pointą mes prie 24 arenų stojamės. Paskutinis mačo taškas, visi, pakelkite tuos, kurie dar nesuprato. O dabar tie, kurie dar neatsistojate, atsistojam iki galo, ištieskit kojytes. Ladies and gentlemen, please stand up for the match point. Paduoda dabar Irina, o mes paskaičiuosim. Net! Ačiū Monikai, ačiū Urtei ir ačiū Irinai. Ir šauniam ketvirtukui Lietuvos Ryto šokėjos turi